po šito stogu viešėt patogu. Čia kožno žodis širdį parodys, čia tikras širdis per lūpas girdis. Čia kožnam darbę gaun Dievas garbę, tarnai dorybę, vargšai šviesybę, alkani maistą, ligoniai vaistą. Tegulgi Dievas nuo pikto gina dirvas ir pievas, viską laimina, širdį ir balsą, ir duonas kalsą, ir vaisių gerą, ir paukščių perą, tešmenis dėtis, daržinės klėtis, brasvas ir pjūtis, įkšės ir krūtis, sveikatą, laimą, meilę ir baimę. Broliai mylimieji, Dievo išrinktieji, sveiki susilaukę dienos linksmosios ir pančius parzdavę, sutraukę dvasios nedorosios, bažnyčion parzdavę, Dievo meilę gavę. Sveiki gyvi būkit, niekur nepražūkit, padangėn pakelti, kaip aniolai balti, gyvenkit nekalti. Rašytas Antanas Žukauskas, vienuolis, prieš pat savo mirtį, ašarų pilnomis akimis žiūrėdamas į Baranauską nufotografuotą Vėliavskio fotostudijoje, Nevskio prospekte Peterburge, ėmė kūpčioti. Pražūdė, pražūdė. Baronas savo talentą pražūdė. Dainų dainelę, savo giesmelę apie klapatus vargelius, Lietuvos krašto, neteip iš rašto, dainų senųjų žodelius. Kalnai, kalno, huntų kalno, kalnai ir maži kalneliai, tinai Lietuva, teromžius buvo. Kai coka mūsų seneliai, tai miškas gaudė, kasdien lietuviai iš seno ūžė, braškėja medžiai nuo gyvėjo, tai kur lietuviai gyveno, Smirakalnių, Piliakalnių, ūžuoj švysti kerėje. Ir tie tėvaičiai, katruos žemaičiai, katruos Lietuva turėjo. Ir buvo labai, labai plati Lietuva. Daugel žemių Indija. Žmonės laimingi, buvo turtingi, niekur nebuvo vergijas. Ūžė šileliai, kriokia upeliai ir kalnai staugė tarp vėjų. Girios žaliuoja, pievos žaliuoja, auklėja kelio, vedėja, oi, viskas, Antano Baranausko vaikystės uždavinys. Išplėskime visi akytes. Ar žinot, kur akytes? Ačiū. O kur ausytės, įtemkime ausytes. Menu myslę, taip. Kas atspės, kas pasakys, taip. Čia taip parašyta buvo taip, kad Antonas Baranauskas, beganydamas šitas karves sprendė jaučius. Kiek reikia pirkti jaučių? Žinot, kas dar yra jaučiai? Ačiū. Karvių riteliuką už 100 rublių, už 100 carskų rublių, ne dabartinių šitų, bet carskų rublių, kad išeitų štukom 100. Už 100. Mokant už jautį 10 rublių, už karvę 5. O už teliuką, aš žinai, kas yra teliukas? Ką? Žinai, tai gerai, už teliuką 0,5 rublių. Baranauskas pasikamavęs porą savaičių išsprendė, ant pirštų. A jūs irgi rokuokit, kaip norit, nors su skaičiavimo mašinėlėmis. Vakaro pabaigoje paklausiu, kas teisingai atsakys, tam prizai, siurprizai, vyskupo atlaidai, palaidinimai ir direktoriaus autografai su rašytojų ir dailininkų. Kas neatsakys, tam irgi prizai. Ar sutinkat? Gerai, pirmą džiaugsmo ašarą.